Laidą remia Fakto Auto, naujausi Hyundai crossoveriai, įvairūs modeliai kiekvieno skoniui. Laidą pristato Hado Red Boost, tepalai jūsų automobiliui. Jeigu galvojate apie elektromobilį arba įkraunamą hibridą, pagalvokite ir apie įkrovimo kabelį. Aišku, paklausit, o ką apie jį galvoti? Svarbu, kad jungtis atitiktų ir nusipirkti, ar ne? Na, bet žiūrėkit. Štai yra vienas įkrovimo kabelis, kuris kainuoja 80 eurų. Štai turiu ir antrąjį, kuris kainuoja 200 eurų. Galima surasti pigesnių, galima surasti dar brangesnių kabelių, nors jie atlieka tą pačią funkciją. Tai kodėl taip skiriasi jų kainos ir į ką atkreipti dėmesį renkantis? Nors greito įkrovimo stotelės turi integruotus įkrovimo kabelius, dauguma lietuvų ne, o jose krauti automobilį ir patogu, ir pigu. Taip pat kabelis pravers įkraunant namuose, o jie būna 3 tipų. Vienos fazės, galintys palaikyti iki 7,4 kW įkrovimą, 11 kW galios ar universalūs 22 kW kabeliai. Vis tik jų kainos skiriasi toli gražu ne tik dėl tipo. Ant stalo šiai dienai turime 3 pavyzdžius ir visų skirtingos yra kainodaros. Jų kainos laviruoja nuo keliasdešimties eurų iki kelių šimtų eurų. Priežastis dažniausiai lemia medžiagų kiekis, medžiagų kokybė ir kur yra pagaminta. Kaip pavyzdžiui, mes turime šiandien čia kinišką kabelį, turime vokišką kabelį ir turime, kas įspūdinga, lietuvišką kabelį, kur Lietuvoje yra gaminami. Be abejo, vokiškas yra brangiausias kabelis, kiniškas yra pigiausias kabelis, lietuviškas, kas įdomiausia, naudojamas tikrai kokybiškas medžiagas ir jisai yra tas tarpinis variantas, ką galima rinkti. Medžiagos ir maži dizaino sprendimai nurodo, kiek kabelis bus ilgaamžiškas, o tai itin aktualu lietuviškame klimate, kuriame metų laikai keičiasi. Jeigu paimsime vokišką kabelį, mes jaučiame, kad jisai yra pakankamai slidus, jisai yra lankstus ir jisai neturi tos savybės šaltyje kietėti, lūžti. Jeigu paimtume tą kinišką kabelį, mes jaučiame, kad jisai yra toks pakankamai kietas ir jeigu įgautų šalčio, greičiausiai jisai turėtų tam tikrų savybių, sukietėti galbūt per laiką jisai ir lūžti. Lietuviško kabelio, kas įdomiausiai, mes turime, jisai yra šiurkštus pakankamai, tai reiškia, rodo, kad jisai pakankamai daugiau yra atsparus trinčiai negu kiti kabeliai. Tiek pats kabelis, jisai yra daug atsparesnis asfalto trinčiai, žoliai, smėliui, spaudimui, kitiems mechaniniams pažeidimams. Ir čia tik tai, ką matome, daugiau skirtumų kabelio viduje. Brangesni kabeliai turi daugiau vėjų, specifinį jų pynimą, kad nebūtų pažeidžiami sukimo ar lenkimo metu. Vėjos didesnio tankio ir geresnių medžiagų, pavyzdžiui, vario. Tuo tarpu pigūs kabeliai labiau pažeidžiami, nėra atsparūs lankstimui, gali greičiau prarasti kontaktą. Kai kurie gamintojai prastas medžiagas apsaugo storesnių gumos sluoksnių, tačiau tuomet kabeliai būna stori, labai sunkus ir užima daug vietos bagažinėje, nes jų lankstumas mažas. Ko gamintojai negali paslėpti, tai kontaktai. Vieni naudoja paprastas aliuminės jungtis, kurios viduje, nežinau, kelis tūkstančius kartų turbūt panaudojus, jau jos būna nebetinkamos, nusitrynusios ir gali būti neužtekti nuo kontakto, dėl ko gali nepasileisti krovimas. Kiti naudoja taip pat auksuotas, ar ne, tas jungtis kaip ir vokiškas. Lietuviškam kabelį PVZ yra naudojamas sidabro angaliai, parodo, kad visgi tai daug ilgaamžiškiau, mažiau atsparus trinčiai ir galima tą kabelį daug ilgiau naudoti. Jeigu įkrovimo kabelį naudojate dažnai ir įvairiomis sąlygomis, dažniausiai lauko, taip pigų daiktą gali tekti pakeisti jau ir po metų, geresniu atveju po 2. Tuo tarpu kokybiški kabeliai, turintys aukštos kokybės jungtis, vijas ir jų apsaugą yra skirti tarnauti mažiausiai 5 metus. Įkrauti ne tik pirmą, bet ir antrą elektromobilį. Specialistas sako, kad pataupyti kabeliui galima nebent tik tuo atveju, jei jis funkciją atlieka geromis sąlygomis, pavyzdžiui, tik garaže. Bet jeigu keliaujate arba kraunatės darbe, kuriame nėra integruoto kabelio ir naudojate kas 2-3 dieną, tai visą laiką rekomenduoju, tą vidutinę, sakykime, kainos rėžio naudoti kabelį, vien dėl to, kad jisai atlieps tą visą laiką, kada naudojatės ir, jisai tarnaus daug ilgiau. Be abejo, jeigu yra galimybė pirkti, tikrai galima ir tą patį 500 eurų kainuojantį kabelį, bet jis tarnaus lygiai tiek pat, kiek ir tas vidutinės. Į ką verta investuoti, tai į universalumą ir rinktis 22 kW kabelį, nes jis ne tik pravers ateityje, bet ir iš visų stotelių išplėš maksimalią įkrovimo galią, kiek tik jūsų automobilis gali pasiimti.